90-aisiais šaltasis karas ėjo į pabaigą ir tuo pačiu vienam dėdei kilo noras užimti mažesnę valstybę ir paskelbti ją savo šalies provincija. Viskas turėjo būti eilinė diena ofise, tačiau tas kaimynas turėjo naftos. Tonight, the battle has been joined. Tai vadinama Persijos įlankos karu. Ir tai yra vienas iš tų karinių konfliktų, kurie parodė, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos yra supervalstybė. Tai yra labai svarbus karinis konfliktas, kuris dėja yra užgožiamas jo tęsinių. Mūsų istorija prasideda nuo dėdės Sadamo. Tai buvo žmogus žinomas dėl puikių sprendimų. Po Irano-Irako karo, kuris truko nuo 80 iki 88, Irakas turėjo didelių skolų, nes pats karas stipriai kirto per ekonomiką ir atminusavo 500 000 karių. Tai jo reikėjo skolintis. O kas skolino? Kuveitas, kaimynai, turintis daugiau naftos. 90-aisiais Kuveitas turėjo problemų ir reikalavo grąžinti skolą. Irakas atmokėti negalėjo ir prašė nurašyti. Į ką jam buvo atsakyta: suriukas seniukai, bet mokėti vis tiek reiks. Todėl 90-ųjų Liepą prie sienų Sadamas pasiuntė 30 000 karių, pareikšdamas, kad Kuveitas vagia Irako naftą ir ją parduoda, kad ir kaip tai kvailai beskambėtų. Sadamas siekė, kad Irakas taptų dominuojančią Persijos įlankos regiono valstybę. Kuveito naftos išteklių kontrolė būtų gerokai padidinusi Irako ekonominę galią ir įtaką pasauliniams naftos rinkoms. Sadamas iš Kuveito pradėjo reikalauti $10 milijardų. Kuveitas atsisakė ir pasiūlė maks $500 milijardo. Tačiau Sadamui tai buvo nemotais. 90-ųjų rugpjūčio 2 Irakas įvedė pajėgas į Kuveitą, kurio kariuomenė negalėjo apsiginti. Šalis buvo paimta praktiškai be kovos, o po 2 dienų buvo įvestas marionetinis režimas. Jungtinės tautos, organizacija, kuri kažkada nebuvo pavėsyje, pradėjo daryti kažką dėl Kuveito. Rugpjūčio 3 Jungtinių tautų saugumo taryba pasmerkė invaziją ir pareikalavo Irako pajėgų atsitraukimo. Rugpjūčio 6 buvo paskelbtas pilnas prekybos embargas. Irakas atsisakė pasišalinti iš Kuveito. Lapkritį buvo paskelbtas ultimatumas Sadamui pasišalinti iš Kuveito ar bus blogai. Ir jam buvo duota laiko iki 91 sausio 15 dienos. Tuo metu Irakas turėjo 5. pagal dydį pasaulyje kariuomenę ir labai pajėgės oro pajėgas, bent jau ant popieriaus. Prisimenant Vietnamą, daugelis JAV įstatymų leidėjų šiuo klausimu buvo nusiteikę labai vangiai. Tad Kuveitas pasamdė ryšių su visuomenė įmonę ir leido moteriai, kuri nusamdyta tos firmos, viešai liudyti senate. I stayed behind and wanted to do something for my country. The second week after an invasion, I volunteered at the Al-Adan hospital with 12 other women who wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well. After I left the hospital, some of my friends and I... Kur buvo nurodyta, kad Irako kariai iš inkubatorių išėmė kūdikius ir palikdavo juos mirti. Tai buvo visiškas melas. Tačiau to ir kitų tikrai vykusių žiaurumų pakako, kad būtų priimta rezoliucija patvirtinanti Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą. 90-ųjų lapkričio 29 Jungtinių tautų saugumo taryba balsavimu 12 už, 2 prieš priėmė rezoliuciją numeris 678, kurioje teigiama: ši rezoliucija įgalioja valstybės narės bendradarbiaujančias su Kuveito vyriausybė, jeigu Irakas 91 sausio 15 dienos ar anksčiau visiškai neįgyvendins pirmiau minėtų rezoliucijų, kaip nurodyta pirmoje dalyje, panaudoti visas būtinas priemonės, kad būtų palaikoma ir įgyvendinama rezoliucija 660 ir visos vėlesnės atitinkamos rezoliucijos, atkurta tarptautinė taika ir saugumas regione. Jungtinės valstijos bijojo, kad Irakas galimai galėjo bandyti pulti Saudo Arabiją, sąjungininkus. Todėl prezidentas Bušas vyresnysis gavo leidimą iš Kongreso intervencijai ir iš Saudo Arabijos pakelti ten esančių karių skaičių iki 400 000. Tai buvo pavadinta operacija Dykumų skydas – Desert Shield, kurios metu buvo surinkti kariai ir įranga. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait
a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed, its people brutalized. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. This military action, taken in accord with United Nations resolutions and with the consent of the United States Congress, follows months of constant and virtually endless diplomatic activity on the part of the United Nations, the United States, and many, many other countries. Arab leaders sought what became known as an Arab solution, only to conclude that Saddam Hussein was unwilling to leave Kuwait. Others traveled to Baghdad in a variety of efforts to restore peace and justice. Our Secretary of State, James Baker, held an historic meeting in Geneva, only to be totally rebuffed. This past weekend, in a last-ditch effort, the Secretary General of the United Nations went to the Middle East with peace in his heart, his second such mission, and he came back from Baghdad with no progress at all in getting Saddam Hussein to withdraw from Kuwait. Now, the 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution, have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail. Nuo sausio 16-osios prasidėjo Irako pajėgų bombardavimas pavadintas operacija Dykumų audra – Desert Storm. 37 dienas buvo bombarduojamos Irako pajėgos, o 500 000 karių puolė Persų įlanką. Irakas turėjo vieną iš tankiausių pasaulyje priešlėktuvinės gynybos tinklų, kurio pagrindą sudarė prancūzų priešlėktuvinės gynybos sistema Kari. Tačiau amerikiečių ginklai buvo geresni ir sistema atlaikė visą vieną naktį. Amerikiečių B-52 bombonešiai pasiekė tolimojo oro bombardavimo pasaulio rekordą, nuskrisdami iš JAV į Saudo Arabiją, paleisdami sparnuotasias raketas ir grįždami namo. O Irako priešlėktuvinė gynybinė sistema buvo visiškai paralyžiuota. Irako naikintuvams sekėsi ne ką geriau. Kai kurie pilotai katapultavosi tik pamatę priešą, o kiti išskrido į Iraną, kuris pasakė ačiū už lėktuvus ir juos konfiskavo. Tuo tarpu Irakas užpuolė Saudo Arabiją ir Izraelį. O prie ko čia Izraelis? Na, norėdamas, kad arabų sąjungininkai išeitų iš koalicijos prieš Iraką, Irakas užpuolė Izraelį, nes kažkur kažkam susišvietė, kad dėl visko kalti žydai ir reikėjo juos pulti su raketomis ir cheminiais ginklais. Ir bairis tame, kad Izraelis net nebuvo koalicijoje, kurie ėjo kartu su amerikiečiais. Irakas užpuolė Izraelį 19 kartų, su 35 raketomis, taikydamasis būtent į gyvenamasias vietas. Šitas dėdė taip pat pareiškė, kad naikins žydų tautybės asmenis, kad ir kur jie bebūtų. Todėl gyventojams buvo išduotas dujokaukės su medikamentais. Kaip istorikai teigia dabar, Sadamo tikslas buvo prijungti Persų įlankos karą prie Palestinos-Izraelio konflikto. Tačiau Izraelis nusprendė susilaikyti nuo atsako Irakui ir taip išvengė didesnio konflikto. Po 6 savaitės trukusių oro antskrydžių prasidėjo Kuveito išvadavimas sausuma. 91 vasario 24 prasidėjo puolimas, pavadintas operacija Desert Saber – Dykumų kalavijas, dar vadinamas tiesiog 100 valandų karu, kadangi po 4 dienų 91 vasario 28 buvo paskelbtos paliaubos. Karas buvo baigtas. Amerikiečiai greit sukalė Irako pajėgas. Ypatingai pasimatė amerikiečių turima technika prieš sovietinės technologijas, kurios tada, kaip ir dabar, buvo reklamuotos kaip net analogų VMIR. Jungtinių tautų pajėgos, vadovaujamos Normano Švarckopo, panaudojo vieną iš seniausių triukų knygoje. Spaudoje jie sukėlė triukšmą dėl jūrų pėstininkų amfibinės invazijos iš rytų, pradėjo fiktyvų puolimą iš pietų, o realybėje pasiuntė didžiąją savo pajėgų dalį į vakarinę dykumą, kad apsuktų ir atkirstų irakiečius iš užnugario. Tai pavyko. 91 vasario 26 grupė besitraukiančių irakiečių kelias valandas jautė oro antskrydžius prie 80-ojo greitkelio, kuris pasaulio spaudoje įgijo neigiamą atgarsį. Vėliau šis įvykis tapo žinomas kaip mirties greitkelis, nes greitkelis buvo pilnas sudaužytų ir sudegusių transporto priemonių. Yra kelios foto ir video, kuriuose matome sudegę žmogeliukai, kurių neleidžia rodyti, bet galbūt taip ir geriau. Kartais teigiama, kad būtent šie oro antskrydžiai yra karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus patekusius į kryžminę ugnį. Tačiau techniškai tai nėra karo nusikaltimas, nes besitraukiančios priešų pajėgos visgi
yra teisėtas taikinys, o civiliai gyventojai yra priimtina auka, jei jų žūtis yra proporcinga teisėtoms priešo pajėgoms, į kurias iš tikrųjų yra taikomas. Pavyzdžiui, pastato naikinimas, kuriame yra 100 priešų ir 1 civilis. To pastato bombardavimas nėra karo nusikaltimas. Tačiau pastato, kuriame yra 100 civilių ir 1 priešo karys, naikinimas yra karo nusikaltimas. Vis dėlto, šis greitkelio naikinimas neabejotinai yra gana negailestingas žingsnis, bet vėlgi, tai buvo karas. Dėl kažkokių tai priežasčių visavertė invazija į Iraką neįvyko tuo metu. Kalbant apie nuostolius, irakiečių žuvo ne mažiau kaip 20 000, o gal net iki 50 000 karių. Tuo tarpu, dėl civilių gyventojų žūčių skaičiaus vyksta daugybė diskusijų. 80 000 irakiečių pateko į nelaisvę, buvo sunaikinta didžioji dalis Irako karinės technikos, keli tūkstančiai tankų, šarvuotų transporterių, artilerijos sistemų ir taip toliau. O iš koalicijos pusės žuvo 379 jungtinių tautų kariai, tačiau tik 190 iš jų žuvo nuo priešų ugnies, likę dėl nelaimingų įvykių ar draugiškos ugnies. Prarasta apie 40 tankų ir kitų šarvuočių. Taip pat reikia pasakyti ir tai, kad atsitraukdami irakiečiai padegė apie 700 naftos gręžinių, kurių kai kurie degė virš 10 mėnesių ir tai padarė kelis milijardus dolerių nuostolių Kuveitui. Tai buvo vienas iš sėkmingiausių karinių konfliktų Jungtinėms valstijoms. Kuveitas greitai ir palyginus lengvai su Amerikos pagalba buvo išlaisvintas. Karas transliuotas žinių kanaluose, tačiau priėjimas nebuvo toks geras kaip Vietnamo karo laikais, kad žurnalistai per daug neprišnekėtų. Tačiau nors viskas praėjo gan greitai ir lengvai, karas sukėlė tokį dalyką vadinamą Persų įlankos sindromu. Daugybė Amerikos karių buvo paveikti paslaptingo negalavimo, kuris yra aiškinamas kaip kilęs dėl skirtingų galimų priežasčių. Dėl bramido tablečių vartojimo, kurios buvo duodamos kariams kaip priešnuodis nuo nervus paralyžiuojančių dujų, pesticidai naudoti tam, kad bazėse nesiveistų vabzdžiai, naftos gręžinių gaisrai, nuskurdinto urano sviediniai ir tankų šarvai, juodligės ir botulino vakcinų šalutinis poveikis ir taip pat kovinis stresas, kurį patyrė šimtai tūkstančių grįžusių veteranų. Ir šio sindromo buvo paveikti daugiau karių nei dėl tikrų kovų. Kas nutiko toliau? Irako masinio naikinimo ginklai nebuvo panaudoti, nes Sadamui buvo aiškiai pasakyta, kad po to bus panaudoti branduoliniai ginklai. Šis klausimas neišnyks. Irakas daugelį metų trukdys Jungtinių tautų ginklų inspektoriams. Galiausiai Clintonas įsakys operaciją Desert Fox, dykumų lapė, kuri taikėsi į karinius objektus. Ir viskas tęsiasi iki 2003-ųjų, kai Bušo jaunesniojo administracija 2003-aisiais Irako karo metu nušalino Sadamą nuo valdžios, o 2006-aisiais jį pakabino. Persijos įlankos karas pasižymėjo to, kad jame buvo naudojama daug tiksliai valdomo ginklo. Iki tol jie nebuvo naudojami tokiu lygiu, todėl šis karas buvo pavadintas pirmuoju kompiuteriniu karu. Ir kaip sakiau pradžioje, šį karą užgožė jo tęsiniai. Irako karas 1 ir Irako karas 2, nes aiškiai jie yra žymiai ilgesni ir keliantis daugiau kontroversijos. Ir netokie lengvi ir greiti, koks buvo Persijos įlankos karas. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo aš Nalis ir iki kito karto.